Medicinos diagnostikos ir gydymo centre Vinco Grybo gatvėje Vilniuje inkstų ligoms nustatyti naudojami kompiuterinės tomografijos tyrimai, atliekami moderniausių Lietuvoje kompiuterinių tomografų. Kalbame su daktarė Aida Steponienė apie labai svarbų tyrimą – kompiuterinės tomografijos tyrimą, padedantį laiku, ne per vėlai, diagnozuoti labai sunkias inkstų ligas. Ir šiais metais, gerbiama daktarė, pasaulio nefrologai prašo atkreipti visuomenės ir medikų dėmesį į inkstų ligų ryšį ir širdies kraujagyslių ligų ryšį. O jūsų tyrimas yra nepaprastai svarbus diagnozuojant ir vienas ir kitas ligas. Pacientai sergantis lėtinėmis inkstų lygomis sudaro didžiausią sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupę. Aukštą kraujospūdį lemiančios inkstų lygos, taip pat sunkiai gydomos aukšto kraujospūdžio lygos, sukeliamos inkstų arterijų pakitimų, kurie randami maždaug trečdaliui pacientų. Tai diagnozuoti galime atlikdami kompiuterinę tomografiją, išryškindami pakitimus inkstų kraujagyslėse ir tokiu būdu diagnozuodami pagrindinę ligos priežastį. Taip pat padidintas kraujospūdis gali būti viena iš galvos smegenų kraujotakos sutrikimų priežasčių. Kompiuterinė tomografija yra pirmaeilis tyrimo metodas, diagnozuojant galvos smegenų kraujotakos sutrikimus. Daktarė Aida, aš manyčiau, kad kompiuterinis tomografas tai yra stebuklas. Parodykime mūsų žiūrovams, kokie sveiki inkstai turėtų būti. Štai čia matome sveikus inkstus, aortą ir sveikas inkstų kraujagyslės. Čia mes parašytume, kad žmogus yra sveikas. Iš 10 9 žmonės turi tokius inkstus. Taip. Deja, kas 10 turi jau nesveikus inkstus. Ir ką jūs randate? Kitu atveju mes galime rasti inkstų arterijų susiaurėjimą, šiuo atveju iki 50%. Iki 50% susiaurėjimas inkstų arterijos. Čia jau aterosklerozės pasekmė. Taip, aterosklerozės pasekmė ir žmogus turi sunkiai koreguojamą kraujospūdį. Tai yra priežastis. Taip pat galime matyti ir iš prigimties mažesnį kairį inkstą, cistas inkstuose. Tai būtų gerybiniai pakitimai. Dabar norėčiau parodyti keletą vaizdų paciento, kuriam buvo diagnozuotas inkstų navikas. Čia galiu parodyti dešinio inksto naviką. Pakankamai didelių matmenų. Pacientas kreipėsi, turėdamas skundus visiškai iš kitų sričių, jam skaudėjo juosmenį. Buvo paskirtas inkstų kompiuterinės tomografijos tyrimas ir buvo nustatyta galutinė diagnozė, kad pacientas turi inkstų onkologinį susirgimą. Ir kaip visada onkologijoje, kuo anksčiau liga diagnozuojama, tuo sėkmingiau gydoma. Taip, iš tikrųjų, kuo anksčiau diagnozuosime onkologinę inkstų ligą, tuo efektyvesnis bus gydymas. Ir kokiais atvejais gydantis gydytojas skiria kompiuterinio tyrimo metodą, jeigu jau įtarė inkstų ligą? Jeigu gydantis gydytojas randa pakitimus šlapime, kraujuje, padidintą kraujospūdį, jisai turėtų paskirti inkstų kompiuterinės tomografijos tyrimą. Tam, kad tiksliau ištirti pacientą ir rasti galimą patologiją. Ir dar kokiais atvejais? Kompiuterinė tomografija yra būtinas tyrimo metodas, kai yra planuojama inkstų operacija. Tikrai tai stebuklingas tyrimo metodas, bet gal kam nors pasirodys, ar jis nėra pavojingas? Galiu užtikrinti, kad mūsų centre tyrimas yra skiriamas pagrįstai, parenkama optimalus tyrimo metodas, tyrimo sritis, kad būtų gaunama kuo daugiau informacijos. O aparatas, kuriuo jūs dirbate, kuo pasižymi? Mūsų tomografas yra nepakeičiamas, kai reikalingas tikslus ir greitas paciento ištyrimas. Kompiuterinis tomografas Somatom Definition AS+ dirba ypač greitai, vieno apsisukimo trunkančio tik 0,30 sekundės metu nuskaito net 128 sluoksnius. Šiuo aparatu atliekame ir įprastus, ir sudėtingus širdies kraujagyslių žarnyno tyrimus ir tiksliai diagnozuojame mažiausius pakitimus.
Be to, šiuo aparatu mes galime ištirti didelį antsvorį turinčius pacientus, vaikus, taip pat traumuotus pacientus, nes tyrimas trunka trumpai ir teikia daug informacijos. Sukluskite, naudinga informacija. Kovo 14-15 dienomis visiems norintiems medicinos diagnostikos ir gydymo centre bus nemokamai atliekamas automatinis šlapimo tyrimas. Tai pirmutinis, greitas ir efektyvus būdas inkstų būklei įvertinti. Su šlapimo mėginiu kreipkitės į registratūrą. Akcijos partneriai Roche Diagnostic ir laida Sveikatos kodas.